Moteris, kurios nesulaukia laisvėj dėmesio, ateina čia jos dėmesio gauna. Tik įeina per vartus, sako, o, badintėlė, kaip jis gražiai atrodo, ir jai, kaip gera pasidaro, žinai, galvo, kaip čia gerai, žinai. Taip pat ir iš darbuotojų vyrų. Supranti, jie išeina už vartų ir yra niekas. Iš vis niekam neįdomu. Mėlyna uniforma, vidutinis darbo atlyginimas, nieko tu neįsiskiri finansiškai, kad tu kažką galėtum, kažkokią moterį gerą sužavėtą, ką, ateina piktas vėl į tą darbą, žinai, bet čia jis gali pasijausti vyru. Gali sakyti, kur tu čia eini, stok prie sienos, rankas už nugaras, kada eina prasišmonuoti. Tu turi jo klausyti. Jis jaučiasi tokiu, vyru, galintės. Jo, tai čia yra dvi rūšis tokių, kurie turi nepilnavertiškumo kompleksą. Tiek iš vyrų pusės, tiek iš moterų pusės, žinai. Moteris, kuris laisvai sulaukia dėmesio iš vyrų, tai jai neįdomu šitas dėmesys tų kalinių. O kurį nesulaukia, žinai, arba truputį apkūnį yra per daug, arba dar kažkas ten, dėl išvaizdos kažkokių trūkumų. Tai čia apkūnus žmogus visai gali. Bet kokia tu būk, ar būsi apkūnė, neapkūnė, žinai, to dėmesį vis tiek čia gaus ir viską, žinai, ir viso, ir susisuko tos galvos, va, Vilniui susisuko, 3 dabar, ne, man atrodo, jeigu neklystu. Rėmė iš karto. Matai, ten suvežtas visas nusikaltėlio elitas, žinai, pinigų turi, prisportavę, žinai, kūnai gražus, galvoju, o čia tai vyras, telefonų reikia nunešti, žinai, kad bendraut galėtų, žinai. Ką aš tas moteris pilnai suprantu, žinai, nori to geresnį gyvenimą, uždirba čia tą 1100 tos algos, gal kokį 1200, ten, laisvai žmogus gal turi gerą namą, žinai, porą mašiną, sako, aš tau duosiu savo mašiną, važinėt, galvoju, o čia mano gyvenimas pradeda pagaliau tvarkytis.